Taigi sveiki gerbėmėjai ponios ir ponai. Su jumis vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 28-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir veikiausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir šiandien padarysime šios besibaiginėjančios 37-osios jau šių 2024 metų savaitės apžvalgą iš mano perspektyvos ir šį kartą gal kažkiek labiau užkabinsime Europos reikalus, ne Jungtinių valstijų, nors Jungtinės valstijas, aišku, irgi paliesime, bet aš norėčiau pradėti nuo tikrai reikšmingo dalyko, kuris nutiko šią savaitę, ogi buvo pristatytas buvusio ECB vadovo ir šiaip žymaus Europos ekonomisto Italo Mario Draghi raportas, kurį prieš metus užsakė Ursula von der Leyen, ir kuris iš tikrųjų, aišku, galėjo kažkiek net nustebinti savo griežtomis išvadomis, bet nustebinti galėjo naivesnius piliečius, tie, kas klauso šito infošou ir bendrai skaito mano įrašus Facebook'e. Tai yra dalykai, kurie bet kuriem pastabesniem piliečiam, tiem, kurie galbūt nepriklausomi ar mažiau priklausomi nuo mass medijos šeriamų, sakykime, propagandinių naratyvų. Tiems tai neturėjo būti didelė naujiena. Europa atsilieka, Europos Sąjunga tampa nekonkurencinga tiek palyginus su Jungtinėmis valstijomis, tiek palyginus su Kinija ir visa Azija. Ir taip, kai kurie ten vartojami terminai tame raporte jau man pradeda patikti, kaip lėtas žlugimas, lėta agonija. Kai kurios išvados, aišku, vėlgi kelia juoką, bet bent jau yra diagnozuojami pakankamai tiksliai kai kurie simptomai. Ir tai jau yra gera pradžia, tai pradėkime nuo pat to dalyko, kad, tarkim, kitas šios savaitės įvykis, apie kurį aš šiandien labai daug nesiplėsiu, bet už Atlanto buvo žymus debatai tarp Donaldo Trumpo ir Kamalos Harris. Ir man maloniausia tų debatų dalis buvo tai, kad abi pusės stengiasi įrodyti, ant kiek jos yra palankios naftos pramoniai, frackingui ir panašiai. Ir iš tikrųjų, jeigu taip jau truputį išsiplėtus, tai Kamala Harris, kai jinai pradėjo aiškinti, kad būtent jos šitame prastumtame infliacijos mažinimo akte, kuris, pavadinimas labai orveliškas, iš tikrųjų tai buvo tų visų žalių iniciatyvų aktas, klimato gelbėjimo aktas galime pavadinti, ką dabar jau visi pripažįsta, ir dar protekcionizmo aktas, tą irgi galima būtų konstatuoti, bet jame, jinai sakė, buvo patvirtinto nauji leidimai naujiems telkinių eksploatacijoms, tarkim, frackingui ir kitais būdais naftos išgavimui. Ir tas yra tokia, vėlgi, reikia pasakyti, tą turėjo fact-checking teiginį, nes tai yra tiesa gal tik labai maža dalimi. Taip, tame infliacijos mažinimo akte, galutinėme variante, vargais negalais atsidūrė ta dalis, kad buvo leisti nauji leidimai. Bet tai buvo ne dėl aktą teikusios Kamalos Harris ar Demokratų partijos establishmento dėka, o tai buvo tai, kad jiems trūko balsų netgi tarp savų, nes tuometinis vienas demokratų senatorius iš vakarų Virdžinijos, Joe Manchinas, jis griežtai atsisakė pasirašyti tą įstatymą, kol nebus tos provizijos, kad nebus leidžiami nauji telkiniai. Vis dėlto tai yra tokia blue collar valstija ir ten Joe Manchinas, jis yra labai už energetikos visos vystymą ir jis negalėjo praleisti tokio dalyko. Galiausiai Joe Manchinas vis dėlto paliko Demokratų partiją, dabar vis dar tebėra senate kaip nepriklausomas, bet ketina išvis baigti politinę karjerą, netgi svarstė
kandidatuoti į prezidentus kaip nepriklausomas kandidatas šiame cikle, bet tų nepriklausomų dabar pasitaikė labai daug. Ir nes iš tikrųjų jam kaip po seno kirpimo demokratui, jam labai nepatiko šios administracijos visa pozicija nukreipta prieš energetiką, nes netgi Obamos dar laikais vis dėlto buvo populiari tokia frazė all of the above, kad visa energetika gera ir atsinaujinanti, ir dujos, ir nafta, ir brandolinė, ir kokia tik tai nori. Ir šiuo metu Amerikoje grįžtama vėl prie tos Obamos eros all of the above energetikos politikos ir šita žalioji beprotybė, kaip aš ją vadinu, kad čia viskas turi būti iš atsinaujinančios energijos, na, visi suprato, kad tai neveikia ir tai net negali veikti. O tarkim dabartinės administracijos politika, kad neleisti statyti naujų eksporto terminalų, tai netgi kenksmingesnė yra ne pačiai Amerikai, o mums, Europai, nes neleidžia pertekliniai amerikietiškai naftai ir dujoms numušti kainų visose kitose rinkose, taip kaip jos yra numuštos Jungtinėse valstijose. Tai iš tikrųjų demokratų šitas dalykas, čia aš padariau nuokrypį, šitas posūkis į pro-energiją, pro-naftinę poziciją, jisai yra visiškai nenuoširdus ir čia rinkiminis triukas, bet jau vien tai, kad jie tokius triukus daro, indikuoja, kad Amerikoje vis dėlto su tais tvarumo reikalais suprato visi, kad toli nenuvažiuosi ir reikia kažko imtis, prasmingesnio. Ir tai yra daroma. Tuo tarpu Europoje, kaip visi žinome, reikalai gerokai prastesni ir ačiū Dievui bent jau ateina šioks toks blaivus supratimas, kad reikalai nėra geri ir būtent apie tai yra daug rašoma Mario Draghi reporte, bet apie viską nuo pradžių. Ir čia, žinote, nereikia būti kažkokiu tai finansų ar verslo valdymo genijumi, kad suprasti, kad reikalai prasti. Apie tai byloja pačios Europos Sąjungos, Europos komisijos surinkti duomenys ir dokumentai. Tarkim, nuo 2019 metų Europos komisija pasiūlė daugiau kaip 70 teisės aktų susijusių su Green New Deal, su ta tvariaja politika. Ir tai čia neapima dar šimtų techninių antrinių teisės aktų ir kitų verslui poveikį darančių iniciatyvų, pavyzdžiui, naujų taisyklių reglamentuojančių duomenis, skaitmeninės technologijas ir finansus. Tai spėkite, ar tai padeda ar nepadeda. Na, aš jums iš karto pradėsiu grafiką. Taip, tai tikrai nepadeda Europos jokiam smulkiam ir vidutiniam verslui ypač ir pačios vėlgi komisijos pateikta apklausa parodė, kad vos 15 iš tų įstatymų įvestų 2022 metais padarė 2,3 milijardo papildomų administracinių kaštų verslui. Tai, apie ką mes kalbame? Čia yra tragedija, gerbiamieji. Na ir Mario Draghi garbei reikia pasakyti, kad daugelis tų dalykų yra užfiksuoti jo ataskatoje žymiojoje. Tarkim, pasižiūrime keletą puikių grafikų, labai prasmingų ten įdėtų. Tarkim, BVP perskaičiuotas pagal perkamąją galią, tas vadinamas PPP. Tai iki pat didžiosios finansinės krizės Amerikos ir ES BVP ant galvos jis buvo praktiškai vienodas. Nuo to laiko jis dabar pagal PPP mes atsiliekam 12 procentinių punktų, o jeigu įmant tom nominaliom kainom 30 procentinių punktų dabar jau ES 27 šalių vidutinis BVP ant galvos atsilieka nuo Jungtinių valstijų. Tai čia dar vėlgi priimkite domėn tai, kad kai kurios šalis, kaip kad ir pavyzdžiui Lietuva, tos naujosios ES šalis tikrai labai sparčiai augo. Tai jeigu pasižiūrėsime tas senasias ES šalis, tai ten iš vis augimo nebuvo jau labai seniai ir tas atsiliekimas nuo JAV dar dramatiškesnis. Bet čia dar gerbiamieji tik tai žiedeliai.
Jeigu pasižiūrėsime, kaip keitėsi per pastaruosius 4 metus, tarkim, dujų kainos, tai iš viso matome, kad apskritai keista, kaip dar kažkokia pramonė liko Europoje, neišsikėlė kur nors, ar tai Jungtinės valstijas, ar į Aziją, ar dar kažkur. Nes augimo tie skirtumai, čia jau 100% skaičiuojami. O taipogi dar atsiverčiam ir kitą grafikėlį, kaip sekasi su naujais verslais, inovacijoms, startupais. Dar dramatiškiau skirtumai daugeliu, 70-80% mažiau startupų visų stadijų yra Europoje. Tai apie ką mes kalbame? Mes iš tikrųjų metas Europai pripažinti atvirai savo ir nemeluoti savo piliečiams, kad laivas jau dega, jau reikia net šiaip kažkokiu tai veiksmų, bet reikia drastiškų veiksmų imtis, nes mes iš tikrųjų tikrai einam į pražūtį ir labai sparčiai. Ir šis reportas šiaip yra iš kelių dalių ir jame yra ne tik tai situacijos analizė, bet ir pasiūlytos priemonės, ką reiktų daryti. Ir tarp tų pasiūlytų priemonių galima visko išvelgti ir yra ir pakankamai tikrai racionalių, logiškų pasiūlymų, tarkim, kad reiks tikrai kooperuotis gynybos pramoniai, kas yra faktas, nes, tarkim, JAV turi vieną pagrindinį tanko modifikaciją, Europos gamina 12 skirtingų tankų ir taip toliau. Tačiau yra, aišku, ir toliau tos žaliosios bilebirdos daug, vėl vis tiek nesuprantama, kad dekarbonizacija yra apskritai nepasiekiamas tikslas, o dar labiau mums koja kiša tai, kad Europa yra savo pačius griežčiausios vadinamos dekarbonizacijos tikslus užsibrėžus, kas yra neįmanoma. Bet aš pacituosiu dar tokį vieną sakinį, kad suprast, ant kiek situacija yra bloga. Tai Mario Draghi ataskaitoje rašoma, siekiančioje ataskaitoje nustatytų tikslų ir remiantis naujausiais komisijos skaičiavimais reikia mažiausiai 750-800 milijardų eurų papildomų metinių investicijų, o tai atitinka kažkur 4,4-4,7 nuo ES viso BVP 23 metų. Palyginimui investicijos pagal Maršalo planą nuo 48 iki 51 sudarė 1-2% nuo ES BVP. Mėlieji, čia kalbame apie tokius dalykus, kurie yra tikrai nerealūs, dėja, bet aš net nežinau, iš tikrųjų aš net nežinau, ką dar pasakyti, bet situacija tikrai bloga. Tai gal tiek būtų šiandien apie tą žymųjį Mario Draghi reportą. Jis ir šiaip yra neįpareigojantis, ką su jo darys Europos Sąjunga ir jos narės, aš nežinau, bet tai turėtų nepraeiti be pasekmių, nes vis dėlto faktas kaip blynas mes smarkiai atsiliekame ir daromės visiškas technologinis ir ekonominis užkampis ir tai turi tikrai pasiekmių ir mūsų saugumo situacijai. Amerikai mes, žinokit, tenka labai dar ir kartą pripažinti, mes esame tiesiog tampame po truputį mažai įdomus. Klausau. Gal turite įsirengę saulės elektrinę? Taip. Ar nereiktų jums kaupikliuko? Ne, nereikia, o su ko aš čia kalbu? Čia jūsų draugas skambina, visos Lietuvos draugas, Nagevičia. Tai aš kažkur liktai esu girdėjęs apie jūs. Ar jūs nebūsit lobistas? Čia, žinote, yra iniciatyvos, yra valdžios palaikymas ir ES lėšų kažkiek skirta. Ar tikrai nereiktų jums elektros kaupiklio? Ne, man tikrai nereikia kaupiklio. O kodėl, leiskite paklausti? Nes man tiesiog eso pasaugo. Tai šitą mes jums greitai panaikinsim, kad mūsų kaupiklius pirktumėte. Tai pala, blemba. Jūs patys mane įkalbėjot statytis tą elektrinę ir dabar jau nebesaugosi.
Na, matote, čia tokia maža problemėlė. Negalėjom numatyti šito, bet ta elektra pasirodo saugosi tik ant popieriaus. Tai aš girdėjau, kad jūs kursit vandenilio ekonomiką. O kaip ta vandenilio ekonomika? Na, biški truputėlį nesiseka. Sunkiai sekas, ne? Neinasi viskas kaip sviestų patepta, tačiau numatyti lėšų nusisavinimui turim nusimatę visokių planelių ir yra skirta euriukų ir iš vyriausybės ir iš Europinių fondų. Sunkiai sekas, bet planai yra. Tai kada bus viskas, kada veiks? Artimiausių metų. Kada? 40-50 metų perspektyvai numatyta jau ir visokių numatyta planų ir visų strategijos yra parašytos, žmonės dirba, lėšos bus įsisavintos. Tai kodėl jūs darote kažkokius įsipareigojimus artimam laikotarpiui, o sprendimai yra kažkur tai neaišku kada? Dirbam prie strategijų, prie koncepcijų. Debilas jūs, ponas Natagevičius. Artimiausiai finansiniai perspektyvai numatytos lėšos. Ne, jūs esat visiškai išbaigtas debilas. O juk tvarumas nėra vien tik tai finansinė, materialinė kategorija. Tai kartu ir moralinis imperatyvas. Žinot, eikit Nagevičia. Aš atsiprašau, žiūrovai, bet su tokiam Nagevičiam, kaip su jais kitaip kalbėt?